iš kur atsiranda nuovargis, tai turbūt yra keletas dalykų, ką labai svarbu galvoti. Tai vienas dalykas tiesiog svarbu galvoti, ar aš apie save galvoju. Ar jūs turit laiko paroje, tegu savaitėje, kai, tai ką turbūt psichologai vadintų tokia reflektyvia erdvė, ar yra vietos galvoje, tai reflektyviai erdvei, tam galvojimui, ką aš čia apskritai ir kodėl veikiu. Jeigu prisimintumėt tikrai pradžią, kodėl norėjot susilaukti vaiko, tikrai ne tam, kad sunkiai dirbtumėt. Mažiausiai, sakė, neturiu ką veikti, gal vaiką paauginsiu. Neįsivaizduoju, ar ne? Nes, mano galva, 99,9 tikrai todėl, kad norėjusi džiaugtis, kai kam todėl, kad norėjo džiaugtis prieš tai. Tai kažkokios pasiekmes galbūt. Tai čia įvairiai atsitinka.